Ar jums kartais kyla tokios mintis? Ir vėl rūpesčiai, problemos, pykčiai ir nusivylimas. Ar norisi bent kartais kažkur pabėgti nuo viso šurmulio, nuo minios? Ar norisi pabūti vienam, tyloje ir ramybėje, be minčių, atsikvėpti, pailsėti nuo visko, bent akimirkai? Šį kartą aš parodysiu jums kelią į ramybės oazę. Įsitaisykite patogiai, užmerkite akis, giliai ir ramiai įkvėpkite ir iškvėpkite. Ir dar kartą įkvėpkite ir ramiai iškvėpkite. Tegu jūsų kvėpavimas būna lygus, monotoniškas. Jauskite, kaip palaipsniui atsipalaiduoja jūsų kūnas, kaip jį pripildo oras. Jis tampa vis lengvesnis ir lengvesnis. Įsivaizduokite, kad dabar esate prie didingų kalnų. Jūs supa gaivus oras, žydras dangus, saulės šviesa ir šiluma. Kalnai skleidžia magišką energiją. Ji traukia jūs pasiekti pačią kalnų viršūnę. Lėtai, mažais žingsneliais pradedate savo kelionę link tikslo. Čia dar visai neaukštai, nuo kur ir prasideda jūsų kelionė, jau atsiveria nuostabus kraštovaizdis, beribė pieva, sodri, žalia, tanki žolė, margaspalvių gėlių įvairovė, čirenantys žiogai, dūzgiančios bitės, skraidantis drugiai. Pasigrožėkite kiekvienu gamtos lopinėliu. Įkvėpite pikantiško pievos kvapo ir lipate dar šiek tiek aukščiau. Netrukus jūs pasitinka linguojantis medžiai ir krūmai, mirgantis jų lapai, paukščių giesmės. Gamtos idilė atpalaiduoja jūsų kūną, išnyksta įtampa,
ir jums darosi kopti aukštyn tik lengviau. Dabar pasiekite Spygliuočių mišką. Įkvėpkite. Užuodžiate pušų aromatą. Jis taip maloniai nuteikia. Atsisukate atgal ir matote, kaip esate nutolę nuo kasdieninės pilkumos. Ji liko kažkur toli užnugaryje. O jūs dabar supa spalvos, švelnus ir malonus ausims garsai, užburiantis kvapai. O ta magiška jėga traukia kilti vis aukščiau ir aukščiau. Su kiekvienu žingsniu jaučiate vis didesnį jėgų antplūdį. Su kiekvienu įkvėpimu jaučiate jūs užliejančią gaivą. Su kiekvienu iškvėpimu pastebite, kad jūsų rūpesčiai nutolsta, kol galiausiai visai pasimiršta ir išnyksta. Jūsų kūnas laisvas ir lengvas. Jis pavaldus jūsų kvėpavimo ritmui. Su kiekvienu įkvėpimu jūs pakylate vis aukščiau. Ir štai jūs pasiekėte tikslą. Jūs kalno viršūnėje. Pažvelkite atgal žemyn. Nieko nebematyti. Aplink jūs tik balti minkšti debesis, maloni šviesa ir nenusakomai gaivus ir tyras oras. Čia visiška tyla rimtis. Nemenkiausio triukšmo. Jūs čia vienas, tyloje, ramybėje, taikoje. Niekas nieko iš jūsų nenori. Niekas nieko iš jūsų nereikalauja. Jūs esate tik su savimi. Jūs susiliejate su aplinka. Ištirpstate joje. Čia turite laiko pasvajoti, susikaupti, atsipalaiduoti, pasisemti begalinės energijos, suprasti, kas iš tiesų svarbu jūsų gyvenime. Mėgaukitės jūs užplūdusią tylą ir ramybę. Pajuskite,
kaip jie apgaubia visą jūsų kūną. Stebėkite aplinką ir leiskite jai atpalaiduoti jūs, atgaivinti pavargusį kūną. Tegul jūs užlieja vidinė šypsena, harmonija, dvasinė ramybė. Dar kartą įkvėpėte šio ramybės prisodrinto oro. Prisipildote naujų teigiamų emocijų. Atsimerkite ir naujomis šviesiomis spalvomis pasitinkate savo dieną.